Tai dar kalbant apie dantis, tai negaliu sakyti, kad ne, pas mane tai jau genetiškai yra balti dantis. Nors šiaip bent jau mums burnos higienistė sakė, kad mano vyro dantis nėra tokie balti kaip mano genetiškai. Tai va šitas dalykas yra, nes kai yra balinimo skalė, tai ten pas mane labai arti to vienetuko yra, o vyro yra truputį toliau. Tai aš pirmą kartą dantis balinausi gal 12 klasėje. Vienas iš tokių balinimosi metodų būdavo, kai pasidarai kapas ir paskui ten mėnesis, aš neprisimenu kiek jau laiko, reikdavo kiekvieną naktį įdėti kažkaip dantų pastą, tokia būdavo speciali pasta balinama ir per naktį laikyti, paskui išsiplauti tuos dantis. Ar ten 20 minučių, kažkas ten tokio. Ir paskutinį kartą dabar prieš vestuves tą dariausi. Tai čia rugpjūčio mėnesį ir man tai, pavyzdžiui, balino ir yra tokia balinimo ta skalė nuo vienetuko iki kažkelinto ten skaičiuko. Tai, pavyzdžiui, mano tokie buvo balti dantis, kad nuo 2 iki 1 tik reikėjo padaryti, o ten vyrui nuo gal kokio 6 iki 2, nes ne visi dar dantis, kai tu balini, gali būti iki 1 to balinimo skalės numeriuko. Tai kaip ir genetiškai šiek tiek yra baltesni, bet ir esu tą dariusis, tai negaliu sakyti, kad čia, natūraliai. Ir ką dar galėčiau parekomenduoti, jeigu norit pas gerą specialistą, aš darausi Polo klinikoje. Burnos higiena tikrai labai nuostabi specialistė, tokia Darija dirba, tai jeigu ieškosit, žinokit.